tokias eilės prie pasų kontrolės pasitinka naujoje šalyje. Nu ką, sveikinusi su jumis jau iš Armėnijos, Jerevano. Ką tik pasigavau autobusą, vieną iš paskutinių, nes atskridau 9 valandą. Paskutinis autobusas iki miesto centro važiuoja 10 valandą. Va, kam bus aktualu, iš oro uosto į centrą važiuoja maršrutinis toks autobusas 201 ir kaina yra 300 vietinių pinigų. Vietiniai pinigai vadinasi dramai ir 1 euras yra apie 420 dramų. Tai kelionė iki centro kainuos apie 75 centus grubiai. Šiaip oras, sakyčiau, pakankamai šiltas. Šiandien balandžio 20 dieną, vakaras jau striukės nereikia, temperatūra 20, turbūt ir daugiau nei 20 šilumos, 20-21 gali taip būt, sakyčiau, šilta pakankamai. Beje, už autobusą galima mokėti tik tai grinais pinigais. Tai reikia pasirūpinti prieš išeinant, bet keityklų yra ne viena, tai problemų dėl to tikrai nebus oro uoste. Artėjom jau iš lėto link miesto centro. Daugiau šviesų. Nu ką, išlipau centre. Jerevanas pasitinka tokiu lengvu lietučiu, bet vos jaučiasi, tiesiog krapnoja minimaliai. Kelionė iki centro užtruko 30 minučių panašiai. Atvykau į nakvynės vietą. Toks va, nelabai didelis kambarys. Vonia, dušas bendri. Kambarys randasi miesto centre ir kainuoja 14 eurų naktis. Vako pasiilgau būdamas pusantro mėnesio artimuosiuose rytuose gazuoto vandens ir alaus. Nes kažkaip gazuotas vanduo ten nepopuliarus. Yra ten keli tarptautiniai brandai, bet jie ten ypatingai brangus. O alaus tai paprastai parduotuvėje ir nerasim. Aišku, labai norint ten atsirastum, ta prasme yra specializuotas parduotuvės, yra barai, bet kažkaip nėra ir nebuvo poreikio. Labas rytas. Jausmas panašus kaip grįžus namo, pro langą sovietiniai vaizdai. Na ką, einam patyrinėsim sostinę. Išsikeičiau ką tik pinigus. Oficialus kursas yra 1 euras apie 419 dramų Armėnijos. Oro uoste duoda 415, o mieste duoda 417. Tai sakyčiau, tiek ten pakankamai draugiškai, labai nebaudinėja. Ir beje, jeigu keistumėtės apie 2500 eurų, čia taptumėte milijonieriumi. Balandžio 21 dieną, šilumos 23. Tai toks jausmas, kaip Lietuvoje būtų gegužės galas, birželio pradžia. Ne per karštą, bet trumpom rankojam labai komfortiška. Čia nesu tikras, kas būtent yra, bet panašu, kad restoranas pavadinimu Kaukazo belaisvė, kaip ir filmas. Ir aktorių statulos. Čia vat viena iš bažnyčių ar cerkvių, nežinau kaip vadinti, Jerevano centre, ir radau internete informaciją, kad šalyje yra virš 4000 bažnyčių ir vienuolynų. Tai atrodo įspūdingas skaičius, šalis pakankamai nedidelė, gerokai už Lietuvą mažesnė. Panašu, kad į šitą mažesnę koplytėlę galima įeiti. Šiandien sekmadienis, tai žmonių bažnytėlė yra aplinkui pakankamai daug. Galima įeiti į vidų, bet kažkaip ten daug žmonių susigrūdusi, tai nesinori jam trukdyti ir filmuoti, žmonės meldžiasi. Nors ir esame pačia miesto centre, bet taip sovietinis palikimas labai jaučias, pagal pastatus daugiaaukščius. O bažnyčia visai prie pat senovinė. Va kokia vaikų biblioteka. Spalvotais laiptais į knygų pasaulį. Čia dar prie bibliotekos toks afigienas suoliukas. Gražu. Autobusai pas juos dar tokie
būtų gerai susimedžioti SIM kortelę internetui, bet šiandien yra sekmadienis, tai pažiūrėsim, kaip man čia seksis. SIM kortelė pasirūpinta, neribotas internetas, mėnesiai laiko, 12 eurų kainuoja planas. Visai šalia mobilaus operatoriaus matosi operos teatras, tai eisim pasižiūrėsim, kaip opera atrodo. Čia panašu, kad populiari kavinė, daug žmonių laukia, tai paragausim kavos. Kapučino kainuoja 800 pinigų, tai apie 2 eurus. Euras 8 euras 9 gal, jeigu tiksliau. Va, kokios mintis. Gyvenimas be kavos yra kaip metai be pavasario. Ką, kava jau čia, eisim į parką išgerti. Beje, klausė vardo mano, tai čia, kaip suprantu, jų abėcėlę užrašė mano vardą. Nes armėniška abėcėlė tai visiškai kitokia nei mūsų. Nieko neina supras, va, kaip atrodo jų abėcėlė. Supraskit, kaip norit. Hieroglifai kažkokie. Čia panašu, kad kažkoks renginys nusimato. Žmonės likti karinė uniforma čia. Ką galiu pasakyti, kava labai skani. Bet ką noriu užakcentuoti, tai sakykime gatvėje va, kapučino kainuoja 2 eurus, o sakykime jau kavinėse, žiūrėjom, tradicinėse, sakykime, kavinėse, kur ne gatvės prekyba, tai kaina kapučino 3,4 eurai. Rašo, kad vidutinė alga Jerevane 565 eurai per mėnesį. Tai šiek tiek prabanga ger kavą, ypatingai kaviniai. Mums tai dar kaip mum. Vietiniam biškė sunkiau. Čia beje, kiek žinau, paprastai būna vanduo šitam prūdė, pavadinkim taip, nes matosi ir tiltas yra. Ir vadinasi prūdas Gulbių ežeras pagal Čaikovskio baletą. Kadangi randasi prie operos, tai viskas labai logiška. Operos įdomi kavinė yra, su tokiais stikliniais namukais padaryta. Štai ir opera. Pakankamai įspūdinga atrodo. Čia ką pastebėjau, kad išmaldos prašantis jie tokie, kaip sakyti, jau pažengę. Jam tinka ne tik vietiniai dramai, ir eurai, ir doleriai, sakė, kortelę galima persiųs pinigus. Visi būdai tinka, bet dėl kripto neklausiu, bet turbūt ir kripto priimta. Tai radau informaciją, kad šita opera pirmą kartą atidaryta 1933 metais, tarpukarė, bet iki galo buvo užbaigta 1953. Ir dar radau info, kad 2002 metais buvo restauruota. Yra 2 salės, vienoj salėje 1400 vietų, kitoj 1200. Ir dabar žiūrėjau, norint papulti artimiausius renginius, pigiausias bilietas, apie 12 eurų gaunasi, 5000 vietinių dramų. Čia plamai tokia gyva vieta miesto. Norit ledų prašom, norit kavos prašom, vaikam pramogų. Su mašinėlėm prasivažinėt. Yra elektriniai paspirtukai. Priejau parkelę. Mūsų lietuvių akiai, sakyčiau, atrodo nelabai prižiūrėtas, žalė niekur nenupjauta. Bet čia gal toks stilius pas juos, gal čia taip turi būti, nežinau. Jerevane daug tokių galima sutikti busiukų. Jie siūlo ekskursijas su gidu. Tolumoje matote vieną iš pagrindinių Jerevano vietų. Kaskados vadinasi tie laiptai. Ir prieš kaskadas yra skulptūrų parkas. Tai čia tokių dar įdomių skulptūrų galima pamatyti. Čia pagal pavadinimą erelis. Liktai įskleidęs sparnus.
Čia mano manimu įdomiausia skulptūra, vadinasi Romėnų karys. Toks permaitintas picų pasto biškiai Romėnų karys. Nu, ką darysi? Visokių būna. Dar viena įdomi skulptūra. Nemėgsta kažkodėl armėnai kudų skulptūrų. Arčiau prieit neleidžia, aptverta. Katinas irgi pavalgęs taip jau normaliai. Kaskadų pastate yra meno centras. Pasirodo, yra funikulierius. Nežinau, ar iki pačio viršaus, bet bandom kilti. Nes šiaip būtų 572 laiptukai aukštyn. Čia galima išlipti bet kuriam aukšte. Pirmas aukštas. Va, kokia mašina vienam iš aukšto. Pas mus giminiai visi ausis didelės, tai linkėjimai šeimai. Čia viršui pasitinka Svarovskio kristalo rūmai. Čia plaukikai kažkokie. Tai va, eskalatorius pakėlė iki čia, šiek tiek pataupėm kojų. Nu ir paskutinę dalį reikės jau savom 2 varomom užlipti. Štai toks vaizdas atsiveria į miestą. Ir kadangi dabar šiek tiek debesuota, tai nežinau, ar per foto matysis, bet galima išvelgti šiek tiek Ararato kalną. Giedrą dieną Ararato kalnas gerai matosi. Jisai susideda iš 2 viršūnių, mažesnio Ararato ir didžiojo Ararato. Dabar galiu matyti, kad viršūnės padengtos sniegu. Ararato kalnas turi pakankamai įdomią istoriją. Jisai yra vienas iš Armėnijos simbolių ir skaitomas šventų Armėnų kalno, nors dabar tai yra Turkijos teritorijai. Iš tikro tai yra miegantis vulkanas, paskutinį kartą įsiveržęs 1840 metais. Anksčiau jisai priklausė Armėnijai, bet buvo tarp turkų ir armėnų karas ir 1923 metais pagal Turkijos ir Sovietų Sąjungos susitarimą kalnas atiteko Turkijai. Ir dabar tai yra aukščiausias Turkijos kalnas, aukštis 5165 metro berods. Skirtinga informacija randa internete. Vienur rašo, kad aukštis 5137, kitur 5165. 30 metrų skirtumas čia reikšmės jokios nesudaro. Beje, Araratas minimas net Biblijoje kaip vieta, kur Nojaus laivas saugojasi, turbūt taip gal reiktų sakyti, nuo didžiojo potvynio ar slėpėsi. Turim avariją. Šiaip, ką galiu pasakyti, Jerevane visgi vairuoti nenorėčiau. Aš jau esu buvęs 2021 metais, prieš 3 metus ir vairavimo stilius matosi, kad sudėtingas. Bet čia visam Kaukaze galioja. Tas pats Tbilisi, tas pats Baku. Aišku, neturėtum kito pasirinkimo, tai taip, vairuotum, bet taksai pakankamai nebrangus ir tikrai nemanau, kad verta rizikuoti, nes šita vieta vadinasi Šiaurinė aveniu, 450 metrų ilgio pėsčiųjų gatvė, pačioje miesto širdyje. Kaip matote, judesio tikrai netrūksta.
vaketai, kad galima tiesiog gatvėje atsigerti vandens. 7 stotelės. Čia va daugiau tų autobusų siūlančių įvairias ekskursijas. Laikas pavalgyti. Štai tokioj tavernoje esu. Taigi turime naminius makaronus armėniškus, kurie vadinasi arišta, su veršiena ir žalelių armėniška arbata. Man tas patinka turistams šitą vietą, egzotika. Ką, maistas skanus buvo, tiesa reikėjo laukti ilgokai, bet sakė, šitą patiekalą daro pakankamai ilgai, nes naminiai makaronai. Viskas kainavo 6 eurai, 5 eurai patiekalas, euras arbata ir dar 10% buvo aptarnaimo mokestis. Čia privalomas Armėnijai, tai 6,50 iš tikrųjų iš viso. Labas rytas, antra diena Jerevane. Sėdžiu parkelį, pusryčių metas, pusryčiai kuklus, kefyras ir bandelė. Atvyko į Respublikos aikštę, centrinė ir turbūt pagrindinė aikštė mieste. Čia aplinkui yra istorijos muziejus, vyriausybiniai pastatai. O čia, kur laikrodis, matau, sargyba stovi. Kažkada šitą aikštę vadinosi Lenino, buvo Lenino skulptūra, atgavus Armėnijai nepriklausomybę. Statulą nuėmė, pervadino į Respublikos aikštę. Grįžau prie kaskadų, lipsim dar į viršų, ten yra įdomių vietų. Tai šitas monumentas pastatytas minint 50-asias metinės spalio revoliucijos 1907 metais. Einam į Pergalės parką. Turbūt nebus sunku atspėti, kodėl parkas vadinasi Pergalės. Parkas įkurtas 1950 metais ir pavadinimas skirtas pergalei Antram pasauliniam kare. Čia toks panašus jausmas, kaip būčiau grįžęs į kokią 90-ųjų Basanavičiaus gatvę. Viskas daugmaž to laikmečio atrodo. Tokia atmosfera. Kempiniukas. Atrakcionas Kobra. Ir štai parko pažiba
statula Motina Armėnija. Pati statula yra 22 metrų, o su tuo visų pagrindu 51 metras gaunasi. Jis irgi pastatyta kaip ir tas monumentas Spalio revoliucijai, tais pačiais metais, 1967. O prieš tai čia buvo Stalino skulptūra, tai kaip suprantu, pagrindas liko tas pats, kiek mačiau pagal nuotraukas, tik tai pati statula pakeista. Iš abiejų pusės stovi karinė technika ir kitoj pusėje grafičiai. Ir čia va tokia terasa su vaizdu į miestą. Čia yra paminklas skirtas Afganistano karui. Afganistanas gyvena mano sieloje. Jerevane, kiek žinau, iš taksi programėlių tik tai Yandeksas yra, tai dabar kaip tik turiu progą išbandyti. Stumbras Armėnijai populiarus turbūt. Nu ką, 10 minučių, 3 kilometrai, 1,50 € tai kainavo pravažiavimas. Čia jau nebe miesto centras. Prasideda gatvės prekybos požeminėse perėjose. Armėnijoje yra braškių, kilogramo kaina dabar 5 €. Priminsiu, dabar yra balandžio 22 diena, sakė vietinės braškės. Einam, pralėksim metro. Vienkartinis metro bilietas 100 gramų kainuoja ir va toks va žetonas gaunasi. Metro gilus pakankamai, bet čia įprastas dalykas buvusiai Sovietų Sąjungoje. Gavau pastabų metro, kai leidausi funikulieriam, girdžiu per mikrofoną, sako, filmuoti negalima, snimat nilzia. Tai ką, teko nutraukti mano filmavimus. Šiaip patys metro traukiniai tai labai pavargę atrodo. Reikia jiem jau renovacijos, bet metro stotis gražios, tokios, tarybinės, kaip sakyti, išpuoselėtos. Gaila, kad traukiniai netitinka pačių stočių grožio. Skrandis prašau valgyti, tai eisim paragauti armėniškos picos. Čia va tokia tarp kiemų pasislėpus vieta, bet labai gerai vertinta tiek Google, tiek TripAdvisor'e. Eisim paragauti. O, tokie lahmadžiūnai. Kainos, taip grubiai, 2-3 iki 4 € plius minus. Va tokia ta armėniška pica, lahmadžiūnas. Aišku, tai ne tik Armėnija, šitas patiekalas yra kaimininėse šalyse irgi. Ir kaina 1,5 €. Čia ant sienos tokia net kaip atsiliepimo knyga. Yes. Dar va kiek jie turi visokių apdovanojimų iš TripAdvisor'o. Šiaip labai skanus tas lahmadžiūnas buvo. Čia beje viena iš tokių neįprastų vietų šeimininkė, nors jinai jau, sakyčiau, netoli apie 60, gal net ir per kopų 60, nemokėjo rusiškai, bet angliškai gerai šneka. Tai jinai ir jos sūnus daro tos lahmadžiūnus, tai va, šeimos verslas ir jie matosi gerai vertinti, tai tikrai rekomenduoju tą vietą aplankyti. Šiaip Armėnijai su anglų kalba, tai kiek žinau sudėtingoka, kiek žinau iš pažįstamų ir panašiai, bet su rusų kalba čia viskas
Tvarkoj. Didžioji dalis žmonių, bent jau Jerevane, šneka rusiškai. Čia nelabai toli nuo Respublikos aikštės randasi parkas. Visur fontanai, tai vasara čia turėtų būti labai faina. Beje, parko pavadinimas Jerevano 2800 metų sukakties parkas. Tai ant kiek senas šitas miestas. Pagalvokit, Vilnius pernai tik tai šventė 700 metų, čia 2800. Mūsų Vilnius paauglys gaunas pagal Jerevaną visiškas. Jeigu manot, kad lietuviai yra emigrantų tauta, tai pagalvokit iš naujo, nes kas liečia armėnus, tai jų pasaulyje yra daugiau netgi negu Armėnijai. Armėnijai gyventojų panašiai kaip ir Lietuvoje, 2,8 milijono, o pasaulyje skirtingais skaičiavimais tarp 7 ir 9 milijonų armėnų yra. Na, aišku, įskaitant su tais, kurie gyvena čia Armėnijai. Tai va, didžiausias diasporas yra Rusijoje pirmoje vietoje iš užsienio šalių ir tada Amerikos valstijose. Tai Kalifornijoje, Los Andžele didžiausia yra Amerikoje armėnų diaspora, tai netgi rajonas yra Mažoji Armėnija. Va, priėjom tokią bažnytėlę ir nuo čia atsiveria gražus vaizdas į miestą. 6 valandos, kamščių metas. Ir čia va matome Ararato gamyklą. Net ir Lietuvoje turbūt matėte Ararato brendį. Tai čia gaminamas. Va, kokie požeminiai perėjimai Jerevane. Kvapai nekokie. Toks, sakyčiau, miksas tualeto, benamių. Nekoks kvapas. Įdomus prekybos centras. Toks grinai rytų tematikos, man atrodo. Viduje va taip viskas atrodo. Antram aukšte food courtas. Pirmam aukšte maisto parduotuvė, supermarketas. Ir tiek. Jerevanas į Londoną lygiuojasi. Turi 2 aukštį autobusą. Ir čia tie, kur būna turistiniai, išlipti, lipti. Kitoje gatvės pusėje matome vienintelę Jerevane ir viso Armėnijoje veikiančią mečetę. Mėlynoji mečetė vadinasi. Iranietiško stiliaus. Esame parke, kuris vadinasi Anglų parkelis. Ir čia kosmonautam yra skirta teritorija. Nu, čia tai Černobylis. Čia šitas pastatas turėtų būti biblioteka. Eisim, pažiūrėsim. Ten viduje gal ir yra kažkokia tai biblioteka nedidelė, nebebuvau užėjęs, bet čia pagrindė tai baras buvo ir toks, sakyčiau, bohemiškas, visai įdomus, jeigu norit kažkokių tokių netradicinių vietų. Luna parkas. Praėjom Luna parką
Ir pasiekėm šitą įspūdingą bažnyčią. Jinai beje yra didžiausia visoje Armėnijoje. Šalia bažnyčios ir skverelis jaukus. Bažnyčia įspūdinga atrodo, bet aplinkinis rajonas tai neįtin žavia. Kuo man patinka Jerevanas, kad net ir paprastą dieną veiksmo pilna. Šiandien yra pirmadienio vakaras. Miestas gyvas, pilnas žmonių. Atmosfera gera. Kalorijų šiandien išdeginta nemažai. Laikas jau vakarieniauti. Atėjau į populiarią kebabinę. Atkeliavo kiaulienos kebabas. Čia dar šaurma vadinasi. Toksai. 4 eurai kainavo. Rekomenduoju šitą kebabinę. Mėsa tikra, matas, kad kepant žarėjo. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Spauskit like, subscribe. Jeigu yra klausimų, rašykit komentarus. Iki.